Tinklalaidės Mama Plus rėmėjas ir partneris Dovilas – laimė gyventi laimingai. Pirmoji ekologiškų produktų linija šalyje. Viena didžiausių šių laikų mamų ir tėčių problemų yra ekranai. Kaip padaryti, kad ekranas būtų mūsų draugas, o ne priešas? Nes visai jų neduoti yra labai sunku, nes daugelis vaikų juos mato, bet kartais po to atimti labai sunku. A ne? Jūs viską žinot, kad su ekranais per ilgai negalima, bet kartais vis tiek būna labai sunku. Nes jeigu jeigu eini miegoti ir dar nori pažiūrėti kažkokį, tai labai yra blogai, nes mėlynas ekranas kenkia akims, kad miegotų. Tai va, viską mes šiaip žinom, bet nebūtinai taip darom. Kaip padaryti, kad tie ekranai nebūtų priklausomybė ir kaip balansuoti tarp gyvenimo online ir realybės. Kalbėsim su vaikų psichiatrė šią temą ir šiandien labai džiaugiuosi, kad galėsiu pristatyti savo geriausią draugę, 3 vaikų mamą ir visi labai panašaus amžiaus. Keliausime su Ugne rinktis automobilinės kėdutės. Kažkuriam vaikui, ne? Ten 3 vaikai – Samuelis, Nojus ir Izabelė. Mama didvyrė. Kokį kėdutę? Automobilinę kėdutę važiuosim išsirinkti. Žodžiu, mūsų laukia labai daug nuoširdžių pokalbių, gerų temų ir prasmingų žinių sužinosim. Gerai? Ne. Likit su Mama Plus. Šiandien apie ekranus ir priklausomybę jiems kalbame su gydytoja, vaikų ir paauglių psichiatrė, psichoterapeutė Jurgita Radzevičienė. Labadiena. Labadiena, malonu. Va tik susitikus ir pradėjau sakyti, kad norisi, galima ieškoti informacijos Google, galima kalbėtis su dirbtiniu intelektu ir aiškintis, kaip čia kas yra, bet kartais taip norisi žmogiškos nuomonės ir žmogiško gydytojo, profesionalo patarimų, kaip elgtis šitam naujam pasaulyje. Vaikai ir ekranai. Taip. Aš pasakiau, kad priklausomybė jiems, bet ar tokia diagnozė iš vis yra teisinga? Ne, diagnozė tokia nėra teisinga, kol kas jinai nėra nustatyta. Nėra tokios diagnozės mūsų diagnostiniuose talmuduose. Bet ar matot tada koks ekranų poveikis vaikams ir kaip gydytojai tai traktuoja? Nes vaikai ir ekranai kartais atrodo truputį visokio sumačius variantų, kur atrodo, kad jau kažkas čia nebe taip. Taip. Iš tiesų aš jums pritarčiau. Man irgi atrodo, kad mes per daug esame ekranuose, ne tik vaikai, bet ir suaugę. Vaikai taip pat. Ir mes naudojam daugiau gal žalingas vartojimas ekranų ar perteklinis vartojimas. Tokios priklausomybės kaip ir neturim kol kas galimybės nustatyti. Ar yra nustatyta, kas yra jau žalingas? Valandų skaičius, nežinau, minučių skaičius? Kiek kam galima ekranų? Yra mūsų kolegų atliktas tyrimas prieš porą metų, ten dalyvavo ir psichologai, ir vaikų neurologai, ir kiti pediatrai. Ir jie nustatė, kad yra kiekvienam amžiaus tarpsniui labai aiški riba, kiek ekranų turėtų būti. Ar galėtumėt įvardinti? Galėčiau. Pirmiausiai, tai patiem mažiausiam iki 2 metų rekomenduojama ekranų išvis neduoti. Tai čia turbūt yra pirmas tas žingsnis, kur mūsų tėveliai daro klaidas ir visai mažiukam vaikučiam duoda ekranus. Iki 2 metų. Iki 2 metų 0. Jau jeigu daryti išlygas, tai galėtų būti nuo 1,5 metų, pusę valandos, ten kažkokio filmuko žiūrėjimas. Bet ne daugiau. Šiaip 0. Tada ir laikykimės 0. Aš manau, kad 0 būtų idealu. Tada nuo 2 metų iki 6 metų, iki mokyklinio amžiaus vaikam, tai neturėtų būti daugiau negu valanda. Kitas dalykas, labai svarbu, kad tėveliai nenaudotų foninio televizoriaus, kur tiesiog televizorius veikia visą dieną, mamytė su vaikučiu namuose, žaidžia. Ir žiūri savo laidas, ten panoramą įjungta. Kažką žiūri, kažką gal net nežiūri, bet ekranas visą laiką yra įjungtas. Tai irgi yra blogas įprotis. To irgi reikėtų atsisakyti. Geriau. Arba priskaičiuokim, kad vaikas tuo metu žiūrėjo ekraną. Jeigu jis iki 2 metų jis neturėtų jo žiūrėti nei kiek, kaip sutarėme 0.
Gerai, tai nuo 2 metų iki, sakėt, 6 iki turim mokyklinio amžiaus. Taip, tai yra valanda. valandą. Taip, tada ankstyvo mokyklinio mažiukam, mokykliniam vaikam iki maždaug 10 metų tai neturėtų viršyti 2 valandų. Ir tik tai paaugliam jau nuo 10, 12, 14 metų vaikam tai galėtų būti iki 3 valandų. Bet čia reikia turėti omeny, kad yra įskaičiuojama vėlgi visi ekranai. Ne tik tai pramogai, bet ir mokyklinis ekranas, kurių irgi vaikai gauna. Ar ne? Tai 3 valandos tai turėtų būti viskas. Ir kaip, aišku, kiekvienai vis tiek šeimai individualiai, kai kuriem vaikam gal ir ta valanda yra per daug ir ką tėvai turėtų pastebėti, tos pirmuosius požymius, kurie jau galėtų būti signalas, kad mano vaikui nereikėtų leisti ar kad turėčiau sunerimti. Aš manau, kad pirmiausiai tėvai turėtų žinot, ką vaikai daro tose ekranuose, ar ne? Jeigu tai yra valanda, kurią mes leidžiam, tai nereiškia, kad tėvai nežino. Atiduoda vaikui telefoną ir vaikas tame telefone gyvena, žiūri kažką, galbūt tas turinys netinkamas jam pagal amžių, turbūt reikėtų pirmiausiai pasiaiškinti, ar ne? Kada sunerimti reikėtų, jeigu yra sunku padėti telefoną sutartu laiku, jeigu vaikas nori toliau žiūrėti. Jeigu vaiko gyvenime atsiranda kažkokie trikdžiai, pavyzdžiui, jam nebesiseka mokykloje, jisai nenori draugauti su vaikais, mažėja jo socialinio gyvenimo, atsiranda kažkoks nerimastingumas, atsiranda agresija, galbūt pyktis ir panašus dalykai, tuomet tikrai reikėtų sunerimti. Ar yra kažkokie, sakykime, mus stebi šeimos ir dabar supranta, kad turi kažkokią problemą, kokie sprendimo būdai galimi? Gydymas, aš nežinau, ar čia galiu gydyti. Tai jeigu nėra liga, turbūt negali gydyti, bet tas suirzimas ir vaiko nervingumas, negalėjimas susikaupti, vieną kraną tiemus gali negrįžti. Ar... Gali negrįžti, gali grįžti. Tai pirmiausia, turbūt reikėtų su vaiku tartis ir įvesti ribas, ar ne? Labai aiškiai sutart, kada tai yra tas laikas prie ekranų, kada jisai skiriamas, ką vaikas ten veikia, kiek laiko tas trunka, ar ne, kaip yra savaitgalį, kaip yra savaitės dienomis. Tiesiog truputėlį įsivesti tokias aiškias ribas, kad vaikas žinotų. Ar ne, jeigu įvedus ribas ir jų laikantis išlieka kažkokios emocinės problemos, sunkumai, tuomet galima klausti jau specialisto. Tai toks pirmas žingsnis būtų, kaip visuomet turbūt tartis su savo šeimos gydytoju, o kitas specialistas, kuris galėtų padėti, būtų psichologas. Ar pas jūs ateina daug šeimų su prašymu, vaikų negalėjimu kontroliuoti savo noro, potraukio ekranam? Žinot, aš dirbu skyriuje, tai ateina ir galiu pasakyti, kad praktiškai visi vaikai, kurie ateina į skyrių, turbūt gal 99% tai tikrai, kai vaiko paklausi, koks jo mėgstamiausias užsiėmimas, jis nurodo, kad žaisti telefonu. Žaisti tai yra... Robloksai, žodžiu, visokie. Ir žaidimai, ir socialiniai tinklai, vaikai daug laiko tinkluose leidžia, ypač jaunesni paaugliai. Tai sakyčiau, kad didžioji dalis turi problemų su ekranais. Aš galvoju, irgi tai pradėjau sakyti, ir nesitarus su gydytoju, kažkaip išsukom su vaikais tokį atsakymą, irgi, kaip aš duodu telefonus, jie abu turi savo telefonus ir kažkaip ir pasakiau, kad sakau, vaikai, man atrodo, aš jums, čia šis ruduo, kada Aleksandras pirmas sykį, taip ėmiau suprast, kad jis labiau nori to telefono. Iki to labai džiaugdavausi, sakydavau, aš nedraudžiu vaikam ir mes neturim problemos, nes aš pasakau, padėkit ir ramiai padeda. Ir dabar šis ruduo ir Aleksandras, žiūriu, nelabai nori atiduoti. Tai aiškinomės, kas yra žodis priklausomybė ir sakau, žiūrėkit, kol jūs matot, kol aš matau, kad jūs neturit priklausomybės, tai reiškia, kad aš sakau, padedam telefonus ir taip kaip Marija, tą pačią sekundę išjungia, padėjo, nebereikia. Tol, vadinasi, mes galime jais naudotis. Taip. Tik tą sekundę, kai man sunku išplėšti, vadinasi, turim daryti kažkokį detoksą telefonams. Taip. Tai nežinodama pati panašiai... Teisingai pasakėte, teisingai patarėt vaiką. Ir jeigu, sakykime, tėvai gal neturi galimybės važiuoti, vežti, lankytis pas specialistus, ar turėtumėt kažkokių patarimų dar namuose, kuriuos kaip sušvelninti tą norą, potraukį ekranam, kažkokių žingsnių vaikų? Jo, tai pirmiausiai turbūt reikėtų pradėti tėvam nuo pačių savęs, ar ne? Pirmiausiai rodyti pavyzdį. Patiems būti ne ekrane,
ar ne, būti vaikam labiau prieinamiem, daugiau laiko leisti su vaikais, galbūt ekranų žaidimus keisti stalo žaidimais, ar ne, mes pamirštame, kiek daug įdomių stalo žaidimų yra. Tai vėlgi aš galiu iš savo patirties pasakyti, kad vaikai pas mus randa tiesiog visą pasaulį, to, ko jie kaip ir mažai naudoja namuose. Ar ne? Tai va, kartu pažaisti. Galbūt daugiau laiko leisti lauke. Vaikam labai svarbus yra fizinis aktyvumas, ar ne? Kiekvieną dieną vaikas turėtų būti bent valandą fiziškai aktyvus. Praktiškai nepriklausomai nuo amžiaus. Ne? Kuo vaikas didesnis, to laiko vis tiek reikia aktyvaus. Tai tiesiog keisti truputėlį savo įpročius ir daugiau laiko leisti su vaikais ir leisti galbūt kitokią formą, o nesėdint kiekvienam savo ekrane. Ir gal galėtumėt įvardinti, jeigu, sakykime, visgi tėvai neturi laiko riboti tų telefonų, ekranų, kokių pasekmių tai gali turėti ateityje. Dabar, sakykime, sunku susikaupti ir yra irzlus. Kokios dar ekranų pasekmės gali užklupti? Pačios įvairiausios, pradedant nuo įvairių psichologinių priežasčių, pasekmių, kurios gali būti, ar ne, tai tas irzlumas, nerimastingumas, agresyvumas netgi, miego sutrikimai, valgymo sutrikimai, nes vaikai prie ekrano jie būna nejudrus, tada dažnai jie valgo ne visai tinkamą maistą, ar ne? Tada antsvorio problemos atsiranda, galvos skausmas, regėjimo sutrikimai, turbūt galima vardinti iki begalybės. Ar yra ribos ir suaugusiam, kurias patartumėt, kiek ekranų turėti? Turint omenyje, aišku, kad tai bus labai sunku padaryti, nes didžioji dalis mūsų dirba prie kompiuterių, ir galvoju, visas darbas yra ekranas. Kas turėtų būti suaugusiam žmogui irgi priminimas, kad ne viskas turėtų būti darbas, o kažkas riba, jo. Tie, kurie dirba prie ekrano savo darbo dieną, tai jam tikrai labai rekomenduočiau daryti pauzes. Atsistoti, pavaikščioti, pažiūrėti į tolį, galbūt išeiti kažkur į lauką pasivaikščioti, kad ir trumpam 10 minučių, ar ne? Namuose galbūt jau pramogas rinktis nebe ekranus, o kažką kitą. Kažkokias kitas veiklas, fizinės, aktyves veiklas, galbūt meną. Ir mažiau grįžti prie ekrano pramoginiais tikslais. Aišku, tai turbūt šiais laikais sunkiai įvykdoma, bet jeigu įmanoma, tada jau sumažinti tą laiką iki to, tiek, kiek galite, kad kuo mažiau. Jūs turbūt labai keista būtų ateiti tėvam ir sakyti, kad mano vaikas turi problemą, bet pačiam būti įlindus į telefoną. Taip, manau, kad daugeliu atveju taip ir yra. Mes matome vaikuose tai, bet nematome, kad patys esame dažnai pertekliniai vartotojai ekranų. Ar yra kažkur, kur jūs pritarėte ekranam, kur padeda, nežinau, ar kažkokios programos, ar visada tai yra tik blogai? Ne, aš manau, kad tai nėra blogai ir galų galia būtų neracionalu ir nelogiška visiškai jos iš mūsų gyvenimo išimti. Mes žinom, kaip per pandemiją jie užtikrino ir vaikų ugdymąsi, ir bendravimą, ištisos šeimos bendravo per ekranus, ar ne, kai mus uždarė, izoliavo. Tai manyčiau, kad yra daug gerų dalykų, mokymosi programos, tiek informacijos galima gauti iš ekranų, bet labai svarbu, ką mes juos naudojame, ar ne? Nes kažkaip aš pati viduj turėjau tokių nusvarstymų, nors aš nedaryti klaidų su vaikais, bet irgi ieškojau, kaip galvoju, kai labai drausiu, labai norės, nes matau tokių vaikų, kur po to net dreba, kai pamato, nes niekas neduoda ir jau kai gali, tai griebia. Ir galvoju, kaip tą išlaikyti balansą, kad aš duodu, bet lengvai galiu pasiimti, kad jiem nėra tai gyvybiškai svarbu ir tuo pačiu visa jų aplinka. Negali išimti turbūt vaiko, vienas kalbės apie tą žaidimą, antras kalbės, o čia nežinos. Tai tą sveiką ribą atrasti labai sunku. Aš manau būtina, nes iš ties, kaip jūs gerai sakote, tai, kas yra uždrausta, yra labai pageidaujama. Ar ne? Ir tai esu susidūrusi su tokiom situacijom, kai tėvai labai smarkiai draudė ir tada vaikas, kaip ir neturi ekranų, bet kai su juo šnekiais, viską žino. Ir paaiškėja, kad jis eina pas draugą ir ten yra ekranai, bet ten jis įkrenta jau labai nekontroliuojamai, ar ne? Tai manau, kad tai labai svarbu yra rasti tą ribą, kad truputėlį reikia, bet kad tai neperžengtų tų rekomenduojamų normų. Labai gerai, mes šiandien pačioj pradžioje laidos pasakėm tas normas, jas užsirašyti ir kažkaip pirmiausia taikyti savo iki 2 metų.
Nulis. Pradedam tada nuo valandos ir toliau prižiūrim, kad būtų lengva iš vaikų paimti. Jeigu jiems lengva atsisveikinti ir padėti. Ir gal dar prieš miegą, kiek nereikėtų žiūrėti, bet čia visiems ir mum, ir vaikams. Aš siūlyčiau bent jau valandą prieš miegą ekranų nejungti. Bent valandą. Tiesiog taip. Ir vakarinį laiką tokį įsivesti ritualą, pasišnekėti su vaikais, kaip jiem praėjo diena. Idealu būtų valgyti vakarienę visiems kartu, ar ne, ir ten aptarti, kaip mums sekėsi ir tėvam, ir... Be planšečių. Čia prie maisto jokių ekranų. Iš ties, viena iš klaidų, kurias daro tėveliai, kad vaikai valgytų, jie duoda jam planšetės, duoda telefonus. To nereikėtų daryti. Nes tuomet iš tiesų vaikas valgo net negalvodamas automatiškai, jis nesimėgauja maistu, jis tiesiog kemša, kai jos smegenys visai kitur užsiėmusios, ar ne? Tai siūlyčiau nevalgyti su telefonais ir ekranais. Ir tas turėtų galioti ir tėvelę. Padaryti pauzę. Aš tikiuosi, kad nepriims čia, kad mes labai įsakom taip elgtis, bet kad išgirdo gerų patarimų ir jais pasinaudos. Aš pasinaudosiu. Mums truputį reiks, Aleksandrui reiks sumažinti ekranų laiko ir man čia geras priminimas. Ačiū. Ačiū Jums. Tinklalaidės Mama Plius rėmėjas ir partneris Dovilas. Laimė gyventi laimingai. Pirmoji ekologiškų produktų linija šalyje. Esam Babysity Toy City ir išrinksim mano geriausiai nuostabiausiai draugiai 3 vaikų mamai Ugniai ir jos vaikams Entąją kėdutę. Labas. Labas. Sveiki. 3 vaikai, visi auga labai greitai ir reikia... Didžiausia. Čia didžiausia, reikia naujos kėdutės. Taip, naujos kėdutės, nes jau vieną dabartinį išaugom ir norėtumėm saugiai važinėti. Taip, nes ilgas keliones mėgstam. Ui. Gerai, einam, Izabelė, tu didžiausia. Surask kėdutės. Tu rinksi grožį, o mes su mama rinksim pagal funkciją. Sveiki, laba diena. Labą dieną. Labas. Mano vaikai jau išaugo, atvedžiau naujų klientų. Kai jūsų vaikai išaugs ir jūs atveskit naujų klientų. Nors girdėjau, kėdutės reikia netgi iki 12 metų pagal įstatymą. Čia mitas ar tiesa? Kėdutės reikėtų pagal vaiko ūgį iš tikrųjų. Jeigu 1,35 m, 1,40 m ir saugos diržas, automobilio saugos diržas eina būtent per petį, tai turbūt jau ir užtenka. Bet vaikui iš principo reikia kokių mažiausia 3 kėdučių. Jeigu žiūrėsim pagal tai, kaip jisai telpa, kaip turėtų būti iš tikrųjų. Nes, pavyzdžiui, lenktynininkai, jie nesėda į bet kokią kėdutę, jie darosi savo kėdutę, būtent pagal jų ūgį, pagal jų formą. Lygiai taip pat ir vaikai auga ir reikia keisti kažkuris tai laikas tas kėdutės. Tai gerai, tai keliaujam šiandien renkam Samueliui. Taip, šiandien renkam Samuelį. Svarbiausias dalykas, kas yra renkantis kėdutę, tai turbūt žinot vaiko ūgį. 80 cm šiuo metu. Iš tikrųjų, automobilinę kėdutę reikėtų matuotis kaip drabužį, nes įvairių ūgių, įvairių vaikų yra, bet principas lieka toks pat. Kuo ilgiau važiuosit nugarai kelią, tuo yra saugiau. Pats saugiausias važiavimo būdas yra nugarai kelią. O žiūrėkit, mes turim 2 jau, kurie matuojasi. Jie jau matuojasi, jo. Žiūrėkit, matosi, kaip matuojasi. Ir beveik tinka. Išsirinkot? Čia tinka jum? Tinka? Šitą patogiją? Kurią rekomenduotumėt pirmiausia sėsti Samueliui? Samuelį aš gal ir iškart rekomenduosiu į pačią geriausią kėdutę atsisės ir pasimatuoti. Tai yra Britax Dualfix kėdutė, kuri sukasi 360 laipsnių, kuri tvirtinasi izofixu, kuri yra ganėtinai viena iš plačiausių ir patogiausių kėdučių. Iš tikrųjų labai svarbu, kad tokio tipo kėdutės, jos sukasi 360 laipsnių sukasi tik tai tos kėdutės, kurios tvirtinasi izofixu. Tai ir labai svarbu 2 dalykai. Tai kad automobilinė kėdutė, kuri sukasi, turėtų vieną atraminę koją, kuri remiasi automobilio dugną ir kitą atraminę koją, kuri remiasi automobilio sėdynę.
tada jinai būna apsaugota iš įvairių pusių. Tai šita kėdutė išsiskiria tuo, kad jinai sukasi, tai čia atsidaro durelės, jūs pasodinat vaiką ir prisegėt jį, pritraukit saugos diržais ir pasukat į priekį. Ir jinai tada automatiškai užfiksuoja ir gali drąsiai važiuoti. Jau kai vaikas užauga ir kai kojytės remiasi čia, ir jam kai mažai vietos yra, tada mes važiuojam veidu į kelią. Ir taip važiuojam iki kokių 4 metų, kol vaikas pasiekia 1,5 cm. Gal galėtumėt patart, čia tokį rebusą išspręsti, jeigu Ugnė turi 3 vaikus, ar yra būdas ir kokias kėdutės galėtume sudėti, kad jai nereiktų važiuoti per vidurį? Ar yra įmanoma lengvajam automobilyje taip sumodeliuoti 3 vaikus? Gal ir nėra tokio rezultato, nes aš žinau, Ugnė važinėja per vidurį. Tiesiog 3 kėdutės jai netelpa gale ir Izabelė didesnė, jinai jau galėtų ir gal kažkokį... Jo, ne vieną kartą mes esam bandę derinę, nes tai ne tik Ugnės problema ir taip, yra ganėtinai sudėtinga 3 kėdutės į gale pastatyti, kadangi izofixas yra vienoje pusėje ir kitoje pusėje, taip. Tai 2 kėdutės, kurios tvirtinasi izofixu, turėtų būti, per vidurį lieka kažkiek tai vietos priklausomai nuo mašinos ir tada ta kėdutė turėtų tvirtintis automobiliniu diržu, nes per vidurį izofixo paprastai nebūna. Taip. Tai jeigu vaiko ūgis metras ir šiek tiek daugiau, galima būtų paimti kėdutę, skirtą tokio ūgio vaikam ir ją tvirtinti vidury su automobiliniu diržu. Tai šita kėdutė iš tikrųjų labai įdomi, nes jūs ją galite tvirtinti ir su izofixu. Tai uždedat izofixą. Žodžiu, gali būti ir iš šono, ir per vidurį dėti diržais, va čia, tvirtint, ar ne? Šio tipo kėdutės visos jos gali būti tvirtinamas tiek izofixu ir gali būti tvirtinamos be izofixo. Tai jeigu labai didelis noras yra vaiką pasodinti vidury, kur nėra izofixo, tai galima vaiką tvirtinti kartu su kėdute, būtent tik diržu, be izofixo. Nes čia viskas saugiai padaryta. Tai leidžia mums ją statyti į vidurį arba į keleivio vietą šalia vairuotojo. Įsivaizduok, sako, kad šita kėdutė tilptų tau per vidurį važiuoti, kad visi 3 sėdėtumėt gale ir mamai nereiktų sėdėti per vidurį. Taip mano. Pažiūrim, kaip čia tau tinka. Čia biškiai aukščiau reikia ją pakelt, kad galvytė būtų. Čia jau visa panelė, mūsų Izabelė. Viską Indrė labai gerai daro. Žiūrėkite. Viskas. O, viskas užsitempė, čia viskas taip. Sako, Puikiai kad šita įtilptų per vidurį. Labai dažnai vaikai, kai persėda iš 5 taškų saugos diržų, jinai jau vaikas tvirtinasi tik automobiliniu diržu. Tai kaip tu jį gerai be prisektum čia, jis paima ir išslysta. Ir tada tas diržas, kuris eina per petį, eina palekuos. Tai Britaxas yra sugalvojęs tą kabliuką, kuris puikiai išsijama, kai jo nebereikia, kad vaikas negalėtų išslysti. Ir tada diržas eina per petį. Tai vienas iš pagrindinių dalykų dėl saugumo, tai tas pašikniukas atlieka tik tokią funkciją, kad diržas eitų per petį. Bet jokių šoninių apsaugų, jokių galvos apsaugų. Bet šiti, kur bent jau prasikiša diržas per va šitas vietas, tai vis ir dar izofixas yra, vis tiek turi kažkokio stabilumo. O tie, kurie išskrendančios tos kėdutės, žinot kokios, kur išskristų, tiesiog jos, tai pagalvėlę gali pasidėti, ką nori pasidėti. Tokia pati panaši funkcija. Tai šiaip į ką vedu, kad kur jau nereikia taupyti, tai gal vaikų saugumui automobilyje. Gal pataupykit ant kitų vietų, nežinau. Vienas iš svarbiausių pirkinių vaikui yra saugos kėdutė ir jinai turėtų būti gera, kokybiška. Nuo ko dar priklauso? Priklauso nuo kėdutės, priklauso nuo to, kaip mes tą kėdutę įtvirtiname automobilyje, ar teisingai ir gerai, ir kaip mes vaiką prisegam.
Tai jeigu pasižiūrėjus tą busteriuką vadinamą, tai jeigu jau reikia to busteriuko, tai bent jau reikėtų įsigyti jį su izofixu ir bent jau turėtų turėti tokį diržiuką, kuris reguliuoja automobilinio diržo aukštį. Ir čia pagal vaiko ūgį reguliuojam aukštį diržo. Arba aukščiau, arba žemiau. Tai čia vaikas sėdi, čia diržas sėdi. Galima reguliuoti. Ir kad saugot, kad jeigu esame ir taip ir lieka, stabdymui, vaikui netyčia per kaklą neįtų diržas. Kaip ir minėjau, svarbiausias dalykas, kad diržas eitų per petį. O kuri kėdutė turi labiausiai gulimą poziciją Britax? Ar jūs visos yra tik tai? Vėlgi žiūrim kokią kategoriją, kuri turbūt šita, kuri skirta, kuri yra antra kėdutė vaikui, sakykime, pavadinkime ją taip. Tai gulima padėtis iš tikrųjų labai puikiai ir gera yra ir tokio tipo kėdutės jinai turbūt yra didžiausia, neskaitant naujagimio, kuris iš principo guli. Labai ačiū už patarimus. Aš ateisiu dar. Arba su dar klientu, arba aš pasitaisysiu ir ateisiu savo, kokios tokios kėdutės. Būtinai, Indrė, mes jūs sulauksim. Ačiū jums labai. Gerai, ačiū jums. Naujoji laidos vedėja Izabelė. Ar tu pasiruošus išbandyti naujausių žaislų? Žaislai vadinasi Hape. Hape – vienas didžiausių žaislų gamintojų pasaulyje, garsėjantis atsakomybę ir tvarių medžiagų naudojimu. Jų kuriami žaislai kviečia vaikus tyrinėti, kurti ir mokytis per žaidimą. Todėl Hape šūkis aiškiai apibūdina jų filosofiją. Love, play, learn. Mylėti, žaisti, mokytis. Izabelė, ką tu lankai? Medicinos būrelį. Medicinos būrelį. Ir ką ten? Ko ten mokais, Izabelė? Ką ten jau išmokai? Apie mediciną. Aha. Tiesiog pas mus viena iš mokytojų yra slaugė. Ir jinai pasiūlė tokį būrelį, o iš tiesų man atrodo, kad vaikam pats įdomiausias dalykas yra per praktiką, ar ne? Šie rinkiniai visiška naujiena. Jie skirti ne tik supažindinti vaikus su sveikatos priežiūros pasauliu, bet ir padėti formuoti teisingus įgūdžius nuo mažų dienų. Aš noriu dirbti veterinarijos klinikoje, kai būsiu užaugus, tai noriu gydyti visus gyvūnus pasaulio, tik tais ne dramblius ir ne žirafas, nes jie per dideli. Aš žinau, kad aš ne gyvūnėlis, bet aš ir ne žirafa ir ne dramblys. Pamatuosi? Per žaidimą vaikai atranda, kad apsilankimas pas gydytoją gali būti saugi, pažįstama ir net žaisminga patirtis. Pažinti su specialistų profesijomis ir jų naudojama įranga mažina nerimą realiose situacijose ir suteikia vaikui daugiau pasitikėjimo. Izabelė, aš žinau, kad tu labai pergyvenai, kai ligoniniai buvo Samuelis. Nes tiesiog per eilinę patikrą pas šeimos gydytoja išgirdo pas Samuelį kažkokį uždėsiuką. Sako, gal ir viskas čia gerai, bet nueikit pas kardiologą. Tai va, ir nuėjom ir sužinojom, kad Samuelis turi širdies ydą. Ir pasirodo, vaikų su širdies yda yra tikrai labai daug. Ir kai kurie išauga, o kai kurie ne. Samuelio atveju reikėjo ganėtinai skubios operacijos. Ir visai neseniai atlikome tą operaciją. Viskas buvo tikrai sėkminga. Atsigavimas labai greitas, matai jau, vaikšto mažiukas. Dabar yra nuo operacijos, 3 savaitės. 3 savaitės ir ta operacija buvo ganėtinai dažna, kai pasakė gydytojai. Bet žinoma, vis tiek jaudulys ima bet kurią mamą. Ir žinai, vis tiek tai yra širdis. Žinai, jau toks amžius Izabelės, kai jinai jau supranta. Kai parodai nuotrauką ir gali apsiverkti, jautrumas tas. Tai va, pamatė Samuelio nuotrauką su kateteriu, žinai, apsiverkė. Reikia aiškinti vaikui, iš tiesų labai susidomėjus medicina po to karto. Labai smagu, kad yra tokių medicinos rinkinių ir jau nuo mažų dienų vaikai pradeda ruoštis gelbėti gyvybės. Sukurkite mažą ligoninės kampelį namuose su šeimos nariais, draugais ar pliušiniais žaislais ir leiskite vaikui gydyti savo pacientus. Tegul jis patiria tikro gydytojo vaidmenį su visais svarbiausiais instrumentais ir savo žaidimuose kuria saugų, gerą ir pažįstamą pasaulį.
Su tokiu rinkiniu, aš galvoju, vaikai turėtų būti užsiėmę bent valandėlę 2, kol visus savo mešiukų dantis išvalytų. Gydytojo rinkinį sudaro net 22 kruopščiai sukurtos detalės, imituojančios tikrą gydytojo darbą. Elegantiškas lagaminėlis su rankena leidžia rinkinį lengvai pasiimti į kelionę ar į apsilankymą pas pacientą namuose. Visi įrankiai patogiai susideda į vidų, o pats žaidimas yra tvirtas, interaktyvus ir ugdantis. Turėsime šiandien blind tasting, degustaciją užrištomis akimis. Izabelė, tu gali man užrišti akis, o tu ragausi neužrištom. Tinka? Ar tu nori užrištom ragauti? Nu, užrišk man akis, užrišk. Gerai. Kuriuos Ugnė jūs valgot? Čia jogurtus valgot? Valgom, labai valgom ir dobilą labai mėgstam su grūdais ir obuoliais berods. Ar persikais ten Izabelė tas yra. Gali, nes dabar Tikrai žinomas jogurtas mūsų šaldytuvuose. Palauk, žiūrėk, aš tavo Izabelę gražiai atidarysiu, bus lengviau. Tai Izabelė, dabar tu turi būti užsimerkus, ar ne? Izabelė gali ir nebūtinai, kaip norim, kaip tu degustuosi Izabelę. Nauji skoniai, tuoj atspės Indrė, koks tai skonis. Gerai, Izabelė, perduosi man, ar Ugnė paduos, duokite man štuką, ragausi, nieko nematau. Pasik Izabelės čia. Čia su... Paragauk ir tu. Su mangais? Koks čia skonis? Mangų skonis? Skanus? Labai skanus. Skanus Izabelė? Tarsi vasara atėjo man. Tai pirksim šitą jogurtą naują, taip? Gerai, dabar mano blind tastingą reikėtų su kažko palyginti. Galiu paragauti kitą naują skonį? Gerai. Taip, gerai. Gal tu, Izabelė, mane pamaitink? O tai bus naujiena. Dar niekad vaikas manęs nemaitino. Aš maitinau jau tas skonis. Ta, na, skonį. Nubraukiam gal. Va, dabar. Ir Izabelė... Kaip skanus slyvos. Paragauk ir tu. Aš slyvas net jaučiu. Nu, gerai, aš irgi paragausiu, palaikysiu kompaniją Indrei. Nes taip skaniai valgoma. Labai skaniai atrodo. Nu, Izabelė, aš jau tikrai labai noriu. Toks švelnus labai skonis. Man tai tokia vasaros pabaiga. Kai slyvų pyragus pradam kepti, ane? Ekologiškas jogurtas iš gamtos be jokių dirbtinių priedų. Pagaminta tik iš sertifikuoto ekologinių ūkių pieno. Pakuotė draugiška gamtai, lengva rūšiuoti. Natūralus skonis tarsi ką tik iš vasaros. Tinka pusryčiams, desertams ar tiesiog šaukšteliui džiaugsmo. Geriami jogurtai ir maistinga, ir patogu, ir greita. Ekologiškas. Taip, Izabelė, mėgstame ekologiškus dalykus. Taip, labai skanus. Ačiū, kad žiūrėjot Mama Plius ir ačiū Dobilui už tikrą skonį ir už tai, kad palaiko mamas. Iki kito karto. Atsisveikinam, iki. Tinklalaidės Mama Plius rėmėjas ir partneris Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Pirmoji ekologiškų produktų linija šalyje.